Repeticija mums nėra pirma, jau gal yra kokia 3 ar 4. Šaunus jaunimas, mokomės salsą šokti, pagrindinius žingsnelius susidėlioti. Jiem kol kas pavyksta puikiai. Tai tiek. Uždaviniai, aišku, išmokti kažką ten, tos choreografijos truputėlį kažkiek tai prisiliesti prie viso to ten salsos, nes iš tikrųjų laikas yra labai ribotas, labai viskas trumpa, labai viskas greita, bet jaunimas labai gabus ir manau viskas bus gerai. Tai dabar jau visą šią savaitę, aš manau, mes kiekvieną dieną repetuosim. O šiaip, individualiai, nes jie yra irgi užsijėmę, jiem ir įrašai, ir kitos vėl repeticijos, kito šokio, kito choreografo, tai iš tikrųjų mes būna, kad ir 3 valandos, būna, kad ir 1,5 valandos, būna, kad ir kokios 4 valandas. O šitą savaitę tai jau bus, aš manau, nuo ryto iki vakaro, kiekvieną mielą dieną iki pat sekmadienio. Repeticijos visų pirma yra labai sunkios, atsakingos, pareigingos. Dirbam labai intensyviai ir produktyviai, nes jau kelinta repeticija, čia 3, 4? Maros 4 jau repeticija. Ir šokį jau pasistatėm, jau turim. Dirbam. Šokį jau pasistatėm, man atrodo, netgi 3 repeticijos gale, nes tikrai labai progresyviai dirbame ir vadoja labai mus gyrė. Nežinau dėl ko, sako, atseit dirbame labai gerai. Šokį penktadienį, atvirų durų dienos bus ir toks mažytis apšilimas prieš pagrindinį pasirodymą. Patikrinsim, kaip šokis viešumoje, rodosi kokia žmonių nuotaikos, kaip tas šokis liaudiškai sueina jiems į galvas, ar tikrai patinka ir stengsimės padaryti viską, ką galime, dėl to, kad žmonėms tiktų tas kūrinys ir patiktume mes toliau. Gal paliekam intrigą, nes visi tikriausiai tikis iš mūsų vėl kažko liaudiško, kažkokio tokio patriotiško, lietuviško, o kas Kanapėlės antra versija. Antra versija kanapėlės, toks padūkė šokis, bet kas pamatysit sekmadienį. Palikim intrigą.